Ar norėtumėte sugrįžti į mokyklą? Aha. Kodėl? Rūpintis nieko nereikia. Tėvai perka valgyti, tėvai aprengia. Tai žiūrėk, kad dvejetas neišeitų iš algebros ir viskas. Ir tiek tavo rūpesčių šiaip. Koks buvote mokykloje? O koks? Kaip mokinys ar kaip kas? Mokinys aš buvau, sakysim, kaip ir visi ko gero, iki tam tikro laiko pirmūnas, o po to toks vidutiniokas, nes aš visiškai nesimokiau tiksliųjų mokslų nuo kažkurio tai laiko, nes nusprendžiau, kad jų man nereiks gyvenime, bet aš kompensuodavau kitais mokslais, kurie man atrodė, kad įdomus. Taip, kad aš toks ketvirtukininkas buvau šiaip realiai. Sakysim, vidurkį imti, tai kiek ten buvo mokykla jau ketvirtas su viršum šiek tiek. Turime 5 baliai tuometiniai sistemai. Kur tęsėte mokslus po mokyklos? Po mokyklos įstojau į žurnalistiką Vilniaus universitete. Ar patiko tenai studijuoti? Jo. Ten draukyti leido dėstytojai. Ne, ten gerai buvo, nes mūsų kursas, aš nežinau, gal ir visi kursai savaip gražus, bet mūsų kursas man atrodė labai šaunus buvo. Šiaip po mokyklos, kas studijuoja, žino, kad įdomu, kad pasaulis visai kitas, kažkoks suaugusiųjų, daug kas leista, jautiesi savarankiškas, pamatai daug protų suvažiavusių iš visokių pakampių, kiekvienas savaip unikalus, reikia su jais apsiprasti, tai šiaip jau, ta prasme taip, įdomu. Daugiau studijavote ar studentavote? Vėlgi, eini su minė šiaip realiai, tai pirmi metai, ko gero, kai dar pilnas baimės ir atrodo, kad tas universitetas tai kažkokia siaubinga mokslo kalvė, kur tu negali prarasti ir čia yra tavo tramplinas gyvenimui ir taip toliau ir bijai iškristi. Tai jo, pirmi metai matyt mokaisi kaip išeina, nori gauti stipendiją ir taip toliau, o po to kaip ir visur apsitrini, perpranti sistemą, maždaug pradedi jausti, kur galima patinginiauti, kur reikia susiimti. Tai taip, aš niekad nebuvau tas, kad veržėsi būti ten pirmūnu ar labai stengiasi ypatingai maždaug ten būti geriausia galva, pavyzdžiui, kurse. Ne, mokėmės kaip ir visi maždaug, kad netrukdytų per daug gyventi šiaip. Teko nusirašinėti? Ne. Aš esu nusirašęs gal vieną kokį kartą, bet aš laikiausi principo, aš tokio principo laikiausi ir mokyklai. Aš tiesiog nenusirašinėdavau. Tiesiog man atrodė, kad tai yra nesąžininga, jeigu nemoki, tai turi menį, jeigu susikuri savo gyvenimą ir turi principus, tai įprask už tuos principus mokėti. Tai reiškia gauti blogą pažymį. Taip kad ypatingai pats kaltas šį. Ir nemanau, kad reikia dabar išsukinėti trūksplyš iš tą situaciją. Ar daug laiko teko praleisti studentų bendrabutyje? Jo, būdavo ten, aš nežinau, ilgiausiai gal esu kokią savaitę pratraukęs, nors šiaip aš esu Vilnietis ir gyvendavau pas tėvus, bet reikia pripažinti, kad kai nueidavau pas draugus į studentų bendrabutį, ten būdavo kur kas įdomiau nei su tėvais. Ir jo, kartais užlūždavom tenai. Kartais užlūždavom ir taip jau, kad namiškai jau panikuodavo, kur dingai šiaip jau. Kas labiausiai įsiminė iš pabuvimų bendrabučiuose? Kas? Bulvės ir alus. Neveikiantys dušai, apšneikšti telefonai, tualetai. Kaip ir visiems. Nerūpestinga prancūziška netvarka. Šiais metais, tikriau ne šiais metais, bet prieš metus jūs vėl įstojote. Ar dabar skiriasi studijos seniau ir studijos dabar? Jos pakankamai skiriasi, aš nežinau dėl ko, ar dėl laikmečio, ar dėl to, kad vėlgi tenai buvo bakalauras ir ten buvo daug paskaitų ir
buvo tiesą sakant chebra, kur vienas iš kito laikėsi ir kažkoks branduolys. Kadangi žmonės gyveno panašiai ir nenori jų gyvenimo būdas visus suvienodindavo, tai taip, kad mes buvom labiau gal susitelkę, labiau prisirišę vienas prie kito ir taip toliau, bet vėlgi ten buvo bakalauras. Dabar čia yra magistras, daug jaunų žmonių jau turi darbus kažkokius arba tų darbų ieško ir galima sakyti, kad gal rimčiau žiūri į gyvenimą ir labiau jį kabinasi, ko gero labiau bijo dėl jo ir sakysim, tokio susitelkimo nėra, nes praktiškai atsėdim paskaitose, taip būna aišku kartais pasisėdėjimai, bet sakysim, tokio brandulio ar tokio bendro gyvenimo studentiško jau nebėra, bet aš klausiau, pas Chebra atsakė, tai čia iš esmės dėl to, kad magistras, tai yra jau kaip ir studentavimas, kažkuria prasme jau kaip ir praeitas etapas, visi to atsivalgę ir žiūri rimčiau tiesiog į gyvenimą. Jūsų nuomonė, ar verta studijuoti Lietuvoje? Aš nežinau, man sunku lyginti, nes aš niekad nežinau, kokias ten tas studijas užsienyje šiaip. Kai pakalbės su dabartinė jaunesnė karta studentų, tai jie visi aiškina, kad mūsų yra prastas lygis ir taip toliau, bla bla bla. Ir aš nežinau, gal jie žino. Aš nelabai įsivaizduoju, ką siūlo ten kiti, pavyzdžiui, universitetai. Nežinau. Čia kiekvieno pasirinkimas, šiaip aš nelabai įsivaizduoju šiaip net. Man, sakysim, kai kas, aišku, gal atrodo silpniau, sakysim, dabar to įstaiga, kur aš studijuoju, gal kas atrodo silpniau, bet yra ganėtinai įdomių dėstytojų ir kita vertus, kas ieško iš to mokslo, sakysim, kas jau čia įleidžia į tą Lietuvos šaknis ir po truputį jau čia susiranda darbą ir mezgasi kažkokią karjerą, tai aš manau, jie mąsto apie mokslo svarbą visai kitaip negu tie, kurie dar nieko čia neturi ir vis dar įsivaizduoja, kad kažkada ateity gal taps ofigienais doktorantais ir parašys Nobelio premijos vertą kažkokią studiją. Tai gal, bet nežinau. Gal galėtumėt patarti 12-okam, kaip teisingai pasirinkti specialybę jūsų nuomonė? Aš šito niekad nesupratau. Aš tiesiog nežinau, mūsų sistema buvo visiškai kitokia ir pas mus buvo preferentavimas, žmogus neturėjo tiek valios lemti pat savo likimą ir dažnai būdavo, kai kurie žmonės tiesiog atsijojami dėl to prarasdavo aktualumą tas klausimas būti darbininku ar, būti inteligentijos kažkokios atstovų, nes tai kartais natūraliai ir iš anksto visą tai paaiškėdavo ir susiklausydavo. Iš kitos pusės mokslo sistema buvo visai kita. Sakysim, pas mus buvo dar stojamieji, dabar atrodo universitetuose jau nėra to. Taip, kad tu galėjai parbimbinėti tą mokyklą iš dalies, nes tu vis tiek žinodavai, kad tavo tie pažymiai gal ir turės tokią įtaką, bet nebus pagrindiniai, vis tiek tau reikės mokytis, taip kad tokia būdavo laisvė. O trečia, aš nežinau, aš visą laiką šiaip galvojau, kad bent jau aš 18 metų, aš buvau žmogus absoliučiai nesubrendęs suaugusiųjų gyvenimui ir tiesą sakant, jeigu, sakysim, ne tėvų įtaka ir spaudimas tam tikras gal kai kurių mokytojų, tai aš visiškai nesiruošiau, nenorėjau niekur stoti, nes aš tiesą sakant nežinau, ką aš noriu veikti šitam gyvenime šiaip.